Sveiki draugai, stebėtojai mano kanalą. Žodžiu, sorry, kad kamera ne taip pasukta, nes neturiu kaip kitaip pastatyti jos. Žodžiu, nutariau papasakoti apie elektromobilius, tęsti temą. Tai žodžiu, daug kas žinot, kad turiu mašiną Renault Zoe elektrinę 22 kW, jo. Ir jinai nuvažiuoja ten iki 100 km, grubiai tariant. Nu, mes iš Šiaulius į Mažeikius ten nuvažiuojam, ten jokių problemų. Tai, o darbinę mašiną turėjau Volkswagen Caddy, tai nutariau ir darbinę padaryti elektrinę. Tai taip ir padarėm, žodžiu. Kodėl tokia mintis iš karto pas mane atsirado? Atsirado tik dėl to, kad kai paskutinį mėnesį sumokėjau 400 eurų už dyzelį. Aišku, galbūt ten buvo toliau važiuojama, visa kita. Bet kažkas viduj man pasidarė, sakau, ne. Viskas, daugiau saliarkas aš nebepirksiu. Tai taip ir padarėm. Nupirkau elektrinį Nissan NV 200, man atrodo, kaip čia vadinas, elektrinis su E raidė. Pilnai elektrinis, ne hybridinis. Tai va dabar su ja ir važiuoju iki sodybos. Tai nuvažiuoja jinai apie, kai buvo biški šiltesni orai nei šiandien, buvo pilnai užkrautas akumuliatorius, tai rodė 124 gal kilometrus kažkur tai, nes čia baterija 24 lygtais kilovatvalandžių. Tai čia kosmosas su ja ir nenuvažiuosi, bet man čia po vietą labai gerai. Jau šiandien išvažinėjau grubiai, visą akumuliatorių išvažinėjau. Čia buvau grįžęs truputį iki namų, keletai valandų uždėjau krautis. Tai dabar rodo 71 km vėl galiu nuvažiuoti. Bet turėjau iki sodybos važiuoti, tai teko krovimą nutraukti. Tai va, jeigu taip grubiai jamant, apie 100 km irgi jinai nuvažiuoja. Sakau, man po vietą čia su statybom, vaikus parvežti iš darželių ir šiaip važinėtis, nu viskas liuks. Jinai yra krovininė, 2 vietų jinai yra. Bet prieš tai savininkas buvęs davė 3 sėdynę, ten gale dedasi, parodė ten, kur tvirtinimo taškai, diržai užsideda, diržą davė, viską ten, žodžiu, jis tokią pat mašiną irgi turi, tik 40 kW nusipirkęs, tai parodė viską, kaip pas jį padaryta, tai sako, va, gali tai pasidaryti irgi. Tai įdėsim irgi 3 sėdynę su diržais, nes yra ir tvirtinimo taškai, viskas, sėdyniai prisuk taškai yra, viskas yra. Tai galbūt tą nugarėlę va šitą nuimsim, kad būtų atvira su 3 keleiviu. Ir tiek, ir viskas, ir galėsim važiuoti. Šiaip važiuoja fainiai, minkštai, viskas ok, jokių problemų. Tykiai, ramiai, kaip ir Renault Zoe važiuoji. Šiandien buvom kaip tik buvom pakrovę pilną mašiną, vežėm ten grūzą, plytas, visokie tinkai. Tai žodžiu, galvoju, pabandysim pakrauti, kaip važiuoja, kaip traukia. Tai žodžiu, buvom prikrovę, nu nežinau, ten į būdą čia privarėm kokį, gal, pusę tonos tikrai buvo, žinokit. Tai prikrovėm, tėvukai sakau, nu kažkaip kaip čia trauks. Tai viskas ok, traukia, aišku, jaučiasi, kad pakrauta, traukia, nu, ne taip kaip tuščia, kada pavažiuočiau, bet traukia ir kilometražas ant spidometro, kiek galima nuvažiuoti, rodo. Tai matosi, kad, nu, šiek tiek greičiau krenta tie kilometrai, nu, natūralu, nes, nu, tai sunkiau traukti, sunkiau vežti, tai ir tų kilometražas, aišku, krenta greičiau. Sakykim taip, šildymas yra įdėta Webasto pas mane, dyzelinė. Tai jungi Webasto, pavyzdžiui, žiemą, kai bus
Suprašau, biškutį, kad nusižiauju, bet taip kažkaip nusoliu, žodžiu. Tai žodžiu, Webasto įdėta yra dizelinė, išbandžiau, šildo, viskas okei. Tai čia saloną pasišildyti papildomai, kad netraukt energijos iš akumuliatoriaus, kad šildymą salonui. Tai sakykim taip, kaip šeimininkas sakė, ir taip matosi, pavyzdžiui, jeigu šildymą įjungiu, šilčiausia temperatūra ir vėjuką įjungiu, apie 20% krenta iš karto akumuliatorius nuvažiavimas rodo. Tai jeigu 100, tai rodo 80 iš karto, kad nuvažiuosi. Tik išjungus iš karto vėl 100 rodo, kad nuvažiuosi. Nu, žodžiu, kažkaip o taip. Kondicionierius irgi veikia, viskas šaldo, viskas okei. Bėgiai tokia kaip automatinės dėžės, tiesiog tik tokia junginėjasi. Parkingas, atbulinis, neutralus, darbinis B raidė ir dar yra iš šono tokia pastumi dar B raidė pasidaro. Tai čia tipo, kaip šeimininkas buvęs paaiškino, kad kada važiuoji, jinai ir jaučiasi, kada B raidę tą įjungi, jin tokia prislopsta, tokia, nu, žodžiu, kaip čia pasakyti, mažiau elektros jama, kažkaip priglušina, tokia, ne tokia aštri pasidaro galva, taip, paaiškinus. Tai va, kažkaip taip su ta B raide. Tai va, dabar jau netoli sodybos esu, tai išlipsiu, einu tėvuką pasiimt, kol tėvukas ateis. Tai išlipęs biškį pafilmuosiu iš lauko, parodysiu, kaip atrodo. Aišku, norėtus nuvažiavimą atstumą, biškį didesnė, bet iš karto ir kaina, žinokit, yra didesnė. Tai jeigu ten, sakykim, 40 kWh, tai jau 10 000 reikia turėti. O 20 kWh gali braukti per pusę. Tai toks tas skirtumas. Ir čia, kaip sakant, žiūrit pagal savo piniginę, nu, aš tokių pinigų neturiu, tai aš tokias ir nežiūriu. Tai va, tai žodžiu, atvažiavau jau į kaimelį, į sodybą, tai taip pat išlipsiu, parodysiu aplinkui, kaip atrodo. Nu, žodžiu, atvažiavau į sodybėlę. Tėvuks ruoš plytas raudonas, skalda kampukus, žodžiu. Tai bet, kaip sakant, šiandien ne apie tai. Tai parodysiu toj, kaip atrodo mašiniuks naujas. Va, kaip atrodo. NV 200 Zero Emission. Nu, toks tas autobusiuks. Nieko, kaip sakant, čia įspūdinga nėra. Taip yra 2 metrai. Taip, nežinau, nematavau. Nu, turbūt koks 1,10 m gal. Kažkur. Tai žodžiu, toks, sakykim, jinai iš dydžio tokia kaip, nu, kaip gers kabluk, sakyčiau taip. Tik tais biškai gal aukštesnis toksai gaunas. Kaip prieš tai transporteris mano buvo, tai kažkas tokia, tai bet truputį trumpesnė, sakykim taip. Sakykim, matai. Šiaip važiuoji, tai smagiai. Tai, nu, aišku, dabar tik tais pirmieji kilometrai važinėjau su ja, tai ką aš čia pravažiavęs gal apie 300 km, gal kažkas tokio. Tai, nu, bus toliau video, būtinai parodysiu, papasakosiu, kaip sekas, kokie įspūdžiai ir visa kita. Tai va, tiek žinių. Tai būtinai pakomentuokit, parašykit, gal jūs kokie elektromobilį turit. Įdomu ir man, kaip sakot. Tai pasidalinkit mintimis, pakomentuokit ir būtinai uždėkit like ir iki sekančio video. Iki.